esminė globali problema visos Lietuvos. Demokratėjimo daigai buvo sunaikinti prieš 30 metų. Nes demokratija iš apačios tik tai gali būti savivalda ir žmonės patys savo savivaldos lygmenį nusprendžia, ką daro, kaip daro, kur daro, bet tam reikia finansavimo. O kaip TSRS laikais finansavimas iš Maskvos, taip dabar tą patį principą naudoja. Finansavimo vietoj nėra, jo tiesiog neduoda, viską reikia malonės iš Vilniaus prašyti. Ir jeigu jūsų valdžia yra tinkama vienai ar kitai partijai, kuri šiuo metu užgrobusi valdžią, tai jums duos daugiau kapeikų, o čia neprašyti reikia. Čia privalo būti jums suteikti tie pinigai, aš kalbu ne vien šalčininkams, visiems Lietuvos rajonam, ar ne? Nes kitaip demokratijos nebus, kitaip mes eisim link autoritarizmo.